Šiame filmuke kalbėsime apie tai, kaip teisingai prižiūrėti savo dviratį. Dviračių priežiūrai namuose atlikti visai nereikia galybės instrumentų ar specialių įrankių. Užtenka turėti kelis paprastus įrankius, kuriuos galima rasti bet kuriuose namuose. Mūsų parduotuvėse taip pat galite įsigyti patogius bei daug vietos neužimančius multifunkcinius įrankius, kuriuos patogu pasimti į kelionę. Taip pat reikėtų turėti dviračiams skirtų tepalų pagal jūsų poreikius, važinėjimo stilių bei aplinką, kurioje važinėsite. Mūsų parduotuvėse jums tikrai patars. Vienas sudėtingiausių ir labiausiai apkrautų dviračio mazgų yra grandinė su žvaigždutėmis. Todėl ypatingai svarbu tinkamai ją tepti ir prižiūrėti. Ir tam populiarusis WD-40 netinka. WD-40 nėra tepalas ir grandinės tarnavimą gali tik pabloginti. Grandiniai skirti tepalai skirstomi pagal važinėjimo paskirtį. Jeigu jūs važinėjate bekele arba smėlėtomis vietovėmis, rinkitės tepalą, kuris nerinks smėlio bei dulkių. Grandiniai valyti galima nusipirkti specialų įrenginį, tačiau namų sąlygomis pakaks ir paprasto skudurėlio. O pasitelkus fantaziją galima naudoti dantų šepetėlį, teptuką ar kažką panašaus. Prieš dedant tepalą ant bet kurios detalės visada reikia nuvalyti paviršius. Nepamirškite nuvalyti ir žvaigždučių bei pavarų perjungėją. Tada tepkite grandinę užlašindami po lašą tepalo ant kiekvieno narelio, sukdami pedalus atgal. Sutepus labai svarbu grandinę vėl nuvalyti ir pašalinti tepalo perteklių, nes to nepadarius grandinė pritrauks daug dulkių ir purvo. Atminkite, grandinė visuomet turi atrodyti švari ir blizganti, o ne kaip dauguma atvejų aplipusi purvais. Grandinės valymas nuo purvo bei sutepimas gali ženkliai prailginti jos tarnavimo laiką. Taip pat primename, kad važiuodami pasirinkę didžiausią žvaigždę priekyje bei didžiausią žvaigždę gale, o taip pat abi mažiausias, stipriai apkraunate dviračio grandinę skersinė jėga, o tai sukelia pagreitintą grandinės dėvėjimąsi. Ilgainiui visos grandinės susidėvi ir pailgėja, todėl jas reikia keisti laiku. To nepadarius susidėvi ir žvaigždutės, tada reikia keisti ir jas, o tai tikrai nemažai kainuoja. Puikiai savo dviračio būklę užtikrinti svarbu įsitikinti, ar dviračio padangos pripūstos pakankamai. Informaciją apie rekomenduojamą padangų slėgį galite rasti ant pačios padangos, tačiau nerekomenduojama padangų pūsti iki maksimalaus slėgio ribos, nes tai padangos dažniausiai perpučiamos. Geriausia būtų pripūsti iki minimumo ribos. Šioms padangoms rekomenduojamas minimalus slėgis 3,4 atmosferos. Nepripūstų padangų šeimininkams gresia greitas padangų dėvėjimasis, nemenka padangos pradūrimo tikimybė, prastas sukibimas bei nekokia dviračio kontrolė. Taip pat patikrinkite, ar bėgiai persijungia sklandžiai ir ar stabdžiai sureguliuoti tvarkingai. Kaip tai padaryti, galite pamatyti kituose mūsų filmukuose. Gali nuskambėti juokingai, tačiau aš mėgstu atsidėkoti savo dviračiui, nuvalydamas jį bent kartą per mėnesį, arba po pasivažinėjimo prastu oru ar bekele. Mylėkite ir rūpinkite savo dviračiu. Gero kelio.